Sveiki gyvi, ačiū Smoltok LT, Vilmai Bružienė ir Tūrų Laskauskio organizavimą. Teisingai, gal šiek tiek nuvilsiu, smegenys sveria tik tai vidutiniškai 1,2 kg, tai svorio metimui gal nevertėtų atsisakyti smegenų. Tai kas yra smegenys? Pagalvokim, kas tai per organas, tai mūsų asmenybė, atmintis, jausmai, mūsų protas. Visi kiti organai jūsų kūne tarnauja smegenims. Ir neveltui sakoma, kad smegenų mirtis tai prilyginama mirčiai. Dar širdis gali plakti kurį laiką palaikoma medikamentų, bet žmogaus jau nėra. Tai dabar apsižvalgykime aplink, pažvelkite į savo kaimyną, ar galite pasakyti, kas vyksta kaimyno smegenyse. Turbūt negalite, nebent tas kaimynas tai norėtų jums perduoti. Kaip kaimynas ar bet kuris žmogus gali perduoti, kas vyksta jų smegenyse? Per raumenis. Man pačiam tai buvo nuostaba pagalvojus. Viskas, kas mes matome, judesiai galūnių, mimikos raumenų, lūpų, kvėpavimo, liežuvis, balso stygos, akių mirksėjimas yra raumenys. Kažkiek vaidmenį vaidina liaukos, jeigu, pavyzdžiui, kaimynas sėdi išpiltas prakaito, galbūt per ilgai vakar užsibuvo exit vakarėlyje, o gal kaimynas verkia, tai gailisi, kad nenuėjo į exit vakarėlį, bet vis tiek pagrindė, tai komunikavimas vyksta per raumenis. Kaip galvos smegenys susisiekia su raumenimis? Per nervų sistemą. Ir vienintelis kabelis jūsų organizme tai yra nugaros smegenys. Nugaros smegenys tai kabelis einantis nuo jūsų galvos smegenų, nuo jo atsišakoja nervai ir pasiekiami raumenys. Čia matote išpreparuota žmogaus nervų sistema, toks įdomus vaizdelis. Tai žmogaus nervų sistema yra pati sudėtingiausia sistema egzistuojanti Žemėje. Niekada jos neperprasime, galime būti ramus, niekada nežinosime iki galo, kaip jį veikia. Žmogaus nervų sistemoje apytikriai apie 90 milijardų nervinių ląstelių, kitaip vadinamų neuronų, ir dar tiek pat aptarnaujančių ląstelių. Neblogo dydžio įmonė. Mokslininkai yra paskaičiavę, kad smegenyse, vėlgi, smegenyse atmintis nesaugoma binariniu būdu, tai kaip apskaičiuoti, kiek smegenys gali saugoti, gal sunkoka, bet smegenyse maždaug gali būti saugoma 1 pentabaitas informacijos. Šios skaidrėje matote Harvardo universiteto mokslininkų rekonstruotas trimatėje erdvėje 1 kubinis milimetras smegenų žievės ir jų paskaičiavimų tame 1 kubinė milimetre, kuris, įsivaizduot kokio dydžio, gali būti saugoma iki 1,4 tūkstančio terabaitų informacijos. Nepaisant to, kokia sudėtinga sistema, ji gali, kaip Aidas pranešė, nustoti funkcionuoti. Tai yra 2 gydytojų rūšys, kurios užsiema tos sistemos gydymu. Neurologai, kurie jums rašo piliulę, receptą nusiperkat ir laukiat, žiūrit, kas nutiks. Arba neurochirurgai, kurie naudoja rankas, instrumentus pakeisti jūsų gyvenimą šiuo momentu. Aišku, neurochirurgai taip pat operuoja masyvius kaulus, kurie apsaugo nervų sistemą, tai stuburas ir kaukolė. Čia matote 18 amžiaus neurochirurgo lagaminėlį. Norėtųsi padirbti su tokiais instrumentais, bet muziejus neleidžia. Čia mūsų operacinė ryte, iki dar atvežant ligonį. Dar nei ligonio, nei mobilių instrumentų dar netvežta, bet štai kaip jinai atrodo. Jūs taip lengvai ją nepateksite, o jeigu pateksite, turbūt neprisiminsit, kad ten buvot. Tai pagalvokim, man tokia teko užduotis per 20 minučių pakalbėti apie neurochirurgiją. Gerai, bandom. Pabandėm sutraukti į 9 mitus arba modernę tikrovę. Tai pabandykim paanalizuoti, kas, kur, kaip, kada. Pirmas mitas. Baisios kruvinos operacijos jau praeityje. Tai mitas? Turbūt, kad ne. Egzistuoja galvos traumos, dideli insultai, didelės stuburo operacijos, kur dideli pjūviai yra neišvengiami. Įspėjimas. Visos nuotraukos yra mano operuotų ligonių, tai kad galėtų sukelti intensyvias emocijas, bet atsiprašau, aštrių pojūčių gerbėjų, organizatoriai paprašė tas nuotraukas pridengti, nes sakė, vėlgi po vakaronės vakar, žmonės, kai kam gali pasidaryti silpną ar blogą, reikės mokėti kompensaciją. Tačiau, žiūrėkim, sunkvežimio padangos sprogimas, pusė smegenų nulėkė į griovį. Ligonis išgyveno. Lengvasis automobilis palindo po sunkvežimiu. 2 vaikai žuvo, tėčiui automobilio stogas įsikirto į galvą, tėtis išgyveno. Motociklininkas be šalmo, avarija.
teko pašalinti abi dvi kaukolės pusės, kad tinstančios smegenys turėtų vietos, kur plėstis ir ligonis nenumirtų. Ligonis išgyveno, bet taip liko komai, niekada sąmonės net gavo. Smegenų trauma, kaukolės lūžimas prieš 10 metų iš kaktos varvantis pūliai. Ligonis ryžosi operacijai, pašalinam dalį kaukolės, matote geltoną spalvą, titaninis implantas specialiai pagamintas tam ligoniui. Kairė akis ir dalis kaukolės pašalinta dėl vėžio. Čia stuburo kaulo chroninis uždegimas, kai grybelis ir bakterijos suvalgo dalį jūsų stuburo, ligonis bet kurio momentu tikrai ta žodžio prasme gali perlūžti. Tai per 12 valandų operacijas sudėjom titaninius implantus, kad tokį ligonį suremontuoti. Ar man patinka tokios operacijos? Patinka. Bet didesnis iššūkis yra bandyti tokias operacijas atlikti per mažus pjūvius, nes tai yra visiems iššūkis. Kaip padaryti minimaliai invazijai. Čia matote tas ligonis, dar tas stuburo operacijos ligonis, jo nugara šiek tiek matosi, kaip filė mėsininko krautuvėliai išskrostas. Taigi, kas įgalina tas minimaliai invazinės operacijas? Modernus instrumentai, lazeriai, robotai, besiapdatuojantis stuburo implantai, išmanieji smegenų implantai ir šiek tiek tobulėjantis chirurgai. Lazeris. Tai yra preciziškas instrumentas, kurio galite padaryti mikroskopinius pjūvelius, nupjaustyti stuburo ataugas, išgraviruoti chirurgo inicialus smegenų paviršiuje. Nesąmonė, tai mitas. Tokių dalykų nedarome. Stuburė lazeris nenaudojamas. Čia prieš kelis metus bankrutavo garsusis Laser Spine Institute Floridoje, kai jie lazerinė stuburo chirurgija to terminą naudojo marketingo tikslais. Priešingai, smegenyse lazeris naudojamas gan plačiai, ypač JAV, smegenų auglių ir epilepsijos chirurgija. Lazeris per 3 mm skylutę kaukolėje įvedamas į bet kurią smegenų sritį. Su lazeriu galima pasiekti iki tol nepasiekiamas smegenų sritis, bet vėlgi, lazeris ten nieko nepjausto. Ir toj paminėsiu, ką ten lazeris daro. Štai lazerinė sistema, kokią mes naudojame pas mus darbe. Čia atsinešiu ir pavyzdėlį, tai tokio lazerio vienkartiniai komponentai kainuoja 13,5 tūkstančio. Šitas lazeris įvedamas į smegenis. Ir toliau, kas atliekama toje smegenyse? Lazeris, įjungus lazerį, smegenų audinys pašildomas iki 60 laipsnių Celsijaus keliom minutėm. Ką tai duoda? Ląstelė smegenų pereina į programuotą mirtį. Tai vadinama apoptozė. Geriausias pavyzdys man ateina į galvą, kaip, tarkim, turite nudegimą Palangoje nuo saulės, atvykote sūris, persideginot, oda raudona, po kelių dienų ląstelės miršta ir oda nusilupa. Tai tas pats nutinka ir smegenyse su lazeriu. Nereikia pašildyti iki 100 laipsnių. Atrodytų, užmušim ląstelės iš karto, bet kas tokiu atveju nutiks? Smegenys užvirs, pasidarys burbuliukai jūsų smegenyse ir kaukolė. Tas negerai. Tai nežinau, ar galbūt Monika Liu sutiktų, kad burbuliukai galvoja gerai, bet iš tikrųjų tai nėra gerai, nes kaukolė negali įsiplėsti ir turbūt sprogtų. Einšteinas aprašė lazerio principus dar 17 metais. Pirmasis veikiantis lazeris buvo pagamintas 54 metais. Tai kodėl lazeriai tik dabar atėjo į neurochirurgiją? Todėl, kad vėlgi lazeris nėra preciziškas instrumentas, kaip kartais žmonės galvoja. Įvedam lazerį smegenys, įjungiam ir šiluminė energija plinta smegenyse, kur panorėjusi. Priklauso nuo audinių šiluminės varžos, šalia esančių kraujagyslių, smegenų skysčių ir taip toliau. Nelabai galime kontroliuoti, kur tas šilmas sklinda. Todėl chirurgas sėdi branduolių magnetinio rezonanso prie valdymo skydelio ir mato štai ekrane tokį vaizdą. Tai yra vadinama branduolių magnetinio rezonanso termografija, nauja technologija, kuri realių laikų rodo, kur smegenyse ta šiluminė energija plinta. Čia trumpas filmukas parodyti, ta balta dėmė tai auglys, smegenų centre ligonis atsisakė atviros operacijos. Buvo išgirdęs, kad lazerį egzistuoja, darykit su lazeriu. Įjungiam lazerį ir pradeda šiluminė energija plisti. Nežinau, ar ekrane gerai projektuojasi, bet mėlyna linija rodo, kur ta šiluminė energija plinta. Ir kai jinai pasiekia tam tikras vietas, raudona rodiklė, nors ir visas navikas nepadengtas, bet šiluma plinta ar karštis plinta į smegenų sritį, tai vadinama hipotalamus. Jeigu mes tęsime, ligonis bus siaubingoj padėty, bus agresyvus, daug valgys ir taip toliau, tenka lazerį išjungti tokiose vietose.
Tai va, tai lazeris nėra toks jau preciziškas instrumentas, kaip mes norėtume. Pakalbėkime apie robotus. Robotas tuoj pakeis neurochirurgą. Taip ar ne? Teisingai, nepakeis. Kodėl? O todėl. Kai kurios gydytojus gal gali pakeisti, neurochirurgo negali pakeisti. Aš kartais ligonėm, kai pasakau, kad darysime operaciją su robotu, ligoniai išsigąsta, sakau, nebijokit, robotas jūsų galvoje ir stuburė nesimakaluoja. Kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai ten nėra pakankamai vietos. Pilve, taip, išpučia pilvą chirurgai, prileidžia CO2, ten robotas Da Vinci gali įlysti, makaluotis. Stuburė galvoje tame vietos nėra. Tai kur mes naudojame tos robotus? Pirmiausia, kai manęs paklausė, ko norėtumėt neurochirurgui. Sakau, pirmas dalykas, kad nebūtų kraujavimo. Nesvarbu, kokio amžiaus chirurgas, kokios specialybės chirurgas, nekontroliuojamas kraujavimas visada išpila šaltas prakaitas. Ir dar anesteziologas iškiša galvą, pas jūs ten viskas gerai, ligonių krenta spaudimas. Tai būna baisu, bet reikia susivaldyti. Bet kur robotai mums padeda, tai matyti už kampo. Ką tai reiškia matyti už kampo? Visi žmogaus audiniai yra nepermatomi. Tai atverti kaukolę, atverti stuburą su grąžtais, kaltais, tai tas pats kaip išgriauti mūro sieną ir nepažeisti popierinio lapelio kažkurio vietoje prikliuoto kitoje pusėje. Tai būna labai sudėtinga. Iš lėto tą viską darai, bet tai užima daug laiko. Robotas padeda matyti, kas yra už kampo. Kaip matome, šitoj skaidrėje tai ir stuburas, tai ir praeina ir aorta priekyje raudona, geltonas spalva nervai, žalia spalva nugaros smegenys, pagrindinis kabelis. Robotas padeda naviguoti jūsų instrumentus. Jūs sukūrėte trajektoriją, paspaudžiate mygtuką, robotas ateina į tą trajektoriją, įvedat instrumentus ir laiko tos instrumentus toje trajektorijoje. Labai patogu. Štai mūsų, taip vadinamas ROSA, galvos smegenų robotas, kainuojantis apie $1 milijoną, pagamintas Prancūzijoje. Ką mes tokiu atveju darom? Ligonio galva įspraudžiama ir fiksuojama į Lexel rėmą, švedų išrastą tokį, prijungiamas prie roboto, tada chirurgas su roboto ranka paliečia tam tikrus taškus ir robotas, suliedamas kompiuterinės tomografijos koordinatės ir fizinės koordinatės, žino, kur erdvėje yra žmogaus kaukolė. Tada viskas steriliai apdengiama, atidaromas navigacinis ekranas ir pagal sukurtas trajektorijas pradedame operaciją. Kaip matote, roboto ranka priartėjo prie galvos, prie žmogaus paciento galvos, pasiema elementarų grąžtą su baterija ir išgrįžiam skylutę ir tada per tą pačią roboto ranką įvedame implantą, šiuo atveju smegenų elektrodą. Stuburė naudojame kitokį šiek tiek sistemą, pas mus ligoninėje naudojama Globus, Excelsius, kainuojantį šiek tiek pigiau. Čia švenčiame su skyriaus kolegomis 500 robotinių stuburo chirurgijų jubiliejų, lietuvis Viktoras, meksikietis Hektoras, Esti Erika. Tai vėlgi, koncepcija ta pati, kas smegenyse. Roboto ranka, kai matote, nelenda į ligonį, tik palaiko instrumentą tam tikroje trajektorijoje, šiuo atveju atsuktuvą. Čia konceptinis paveikslėlis parodo, kaip giliai yra stuburas po oda, chirurgas to nemato, robotas tai mato. Pavyzdys. Aš ten, kur dirbu Arkanzaso valstijoje, gyventų tiek pat, kiek Lietuvoje, 2,7 milijono, ten žmonės baisiai mėgsta rodeo. Jie ten iš proto kraustėsi. Viena tokia rūšis rodėjo, kas ilgiau išbus arenoje, nepabėgęs. Tai jauna, drąsi mergina išbuvo ilgiausiai, laimėjo $100, bet bulius ją pakėlė ant ragų ir perlaužė stuburą. Liko paralyžiuota, nugaros smegenų nesujungsim, stuburą vis tiek reikia sulopyti, tai susukam varžtus ir strypus, kaip matote šioje nuotraukoje. Bet galime tai padaryti su robotu. Prie ligonio stuburo pritvirtinamas mažas rėmelis navigacinis, tokie matotis pilki rutuliukai, tai infraraudonosius atspindintys tokios sferos, kurią kamera navigacinė gali matyti, atliekama mobili kompiuterinė tomografija, ligonis steriliai apdengtas ir tuomet ekrane matom ligonio stuburas nuskenuotas ir trimatėje erdvėje suplanuojam, kur bus įsukami varžtai. Tada robotas priartėjo prie ligonio ir laikant paprasčiausią grąžtą, atsuktuvą, susukami tie varžtai. Čia matote nuotrauką ir varžtai susukti, tokie melsvi, žalsvi nukreipiai, tai yra titaniniai nukreipiai, per kuriuos paimsim, įkišim po oda ir raumenimis kobalto kromo lydinio metalinį strypą ir prisuksim prie tų varžtų. Bus operacija baigta. Specialus iššūkis yra operuoti kaklą,
Kodėl? Todėl, kad kaklo slanksteliai yra labai judrus. Jeigu sukate varžtą, grežiate, jie spirokliuoja ir robotas dar kol kas programinė įranga negali vaikytis kiekvieno slankstelio. Tai taip tai yra nesukurta. Ypač didelis iššūkis yra antras kaklo slankstelis, tie du apatiniai varžtai, todėl kad varžto pačiam gale praeina per 1-2 mm nuo slankstelinės arterijos. Visada taip, tokia anatomija žmogaus. Ką tai reiškia? Jeigu pažeisi tą arteriją, arba žmogus ligonis nukraujos operacijos metu, arba gaus mirtiną insultą, arba nieko nenutiks. Būna nes 2 yra slankstelinės arterijos. Kartais žmogus gyvena su viena, turbūt nenorite testuoti, kuris čia variantas bus su konkrečiu ligoniu. Tai robotai padeda naviguoti tokius ypatingai preciziškai. Smegenų implantai. Mitas ir tikrovė. Na, aišku, užsiminiau, kad tai tikrovė. Ir smegenų implantai tokie kaip gilioji smegenų stimuliacija naudojami nuo 20 amžiaus pabaigos judėjimo sutrikimų, tokių kaip Parkinso liga, gydymui. Į smegenų gilį suvedami specialūs elektrodai. Tai atliekama labai tiksliai preciziškai, nes 2 mm paklaida chirurginė gali paversti brangų implantą, tokia neveiksnė metalinė dėžutė. Aš tai parodysiu, kaip atrodo naujausias Medtronic kompanijos stimuliatorius. Jie lyderiauja šitų smegenų giliosios stimulacijos. Man atrodo, ir Lietuvoje dedama tokie. 25 000 kainuoja toks pats stimuliatorius. Čia matote, kaip tas atrodo. Dabar naudojame taip pat ir epilepsijos gydymui. Tikra rentgeno nuotrauka mano ligonio, matote, implantuoti ties stimuliatorius elektrodai. O ar gali šie implantai būti išmanieji? Aha, būtų gerai, ar ne? Mitas ar tikrovė? Tikrovė, implantai gali būti išmaniai, ypač epilepsijos gydyme. Epilepsija tai yra elektrinė audra jūsų smegenyse. Jie serga 1 iš 100 žmonių, tai garantuoju, kas nors iš jūsų pažįstamų tikrai turi epilepsiją, gal tik nepasisako, nes epilepsija yra epizodinė liga, žmogus gali atrodyti 1 minutę visai normaliai, kitą minutę nukrenta ir traukuliai įvyksta. Žmogus gali mirti tokiu. Tai lyderiaujanti jaunų žmonių netrauminių mirčių priežastis. Ar galite patikėti, man pačiam buvo nuostaba, kad daugiau žmonių miršta nuo epilepsijos negu nuo krūties vėžio. Bet epilepsija gali būti išgydoma. Grįžtu į skaidrę, jeigu žinoma, kur epilepsijos židinys kyla. Čia matome branduolių magnetinį rezonansą, geltonas rodiklis rodo, kur yra randinis audinys smegenyse. Įvedame lazerį, pakaitiname, ligonis pagės nuo epilepsijos. Tačiau ne visada taip. Dažnai būna, kad smegenys atrodo normaliai. Tenka įvesti į smegenis implantuoti laikinius elektrodus, kartais juokaudami vadinamas smegenų akupunktūra be skausmo, nes smegenys nejaučia skausmo. Kartais operuojam ligonius sąmoningus, gali įkišti pirštai smegenis, ligonis nieko nejaučia, gali toliau su jumis kalbėti. Čia kaip tie atrodo elektrodai implantuoti, gal labiau baisiau atrodo rentgeno nuotraukai, bet ligonis, patikėkit, nieko nejaučia. Praleidžia 2 savaitės ligoniai, pagaunam epilepsijos priepuolius, iš kur jie ateina ir žinom, iš kur jie ateina. Pasitaiko situacijų, kai epilepsijos priepuoliai kyla iš smegenų sričių, kur negali nei lazerio, nei atviros operacijos panaudoti. Prieš 10 metų būtume sakę, atsiprašom, parodom duris, negalim jums padėti. Atsirado išmanieji implantai, tokie kaip RNS, gaminami Kalifornijoje, kol kas prieinami tik JAV, brangokas šitas implantas, parodysiu, kaip jis atrodo, $45 000. Galėsiu atiduoti, kam nors juokauju. Jis jau neveikiantis, nieko nepadarysite su juo. Ką toks implantas daro? Pats implantas implantuojamas į kaukolę, tiesiog išgrėžiame kaukolę į tokį langą, matote, tokie kaip, nežinau kaip šie flanžiai, tokie, įdedat į kaukolę, užsivatodą, o elektrodai prijungiami, įvedami į bet kurią smegenų sritį, kur suradom, kur prasideda epilepsijos priepuolis. Ir tas implantas pastoviai registruoja smegenų elektrinį aktyvumą. Kai tik kompiuteris aptinka, kad prasidėjo epilepsijos priepuolis, švelniais elektriniais stimulais per kelias milisekundės nutraukia tą priepuolį. Fantastika. Širdies defibriliatoriai tą naudojau, aš nežinau, 40 metų gal daugiau, teko kalbėti su RNS implanto išradėju, daktaru Fischeriu. Jisai sakė, kaip niekam netėjo tokia paprasta idėja į galvą, iki manęs neįsivaizduoju. Dabar jie turi sėkmingą veikiančią kompaniją. Ateityje prototipai jau naudos ir dirbtinį intelektą, kaip matote, gali prognozuoti. Implantas registruoja visus jūsų epilepsijos priepuolius ir gali prognozuoti, kurią dieną tikimybė epilepsijos priepuolio didelio, kurią dieną galite eiti su draugais į exit vakarėlį.
Čia matote, kaip prisimatuojam, kurioje vietoje pjausim odą ir kaukolę, o kaip matosi, kaip implantas atrodo rentgeno nuotraukai. Kalbėjome apie lazerius, kurie kažką sunaikina, implantai, visokios metalinės dėžutės, kuriems reikia keisti baterijas. Šitas implantas, beje, baterija veikia 9 metus. Tai po 9 metų tenka atidaryti skalpą ir pakeisti bateriją. Bet ar visko to būtų galima išvengti? Galima. Jeigu naudosite mažiausią, protingiausią kompiuterį pasaulyje, smegenų ląstelę. Yra tikrovė, biologiniai transplantai yra tikrovė. Kiekvieno iš mūsų smegenyse gali prasidėti epilepsijos priepuolis. Jūsų, mano, jeigu įvyks smegenų sukrėtimas, kažkokių toksinių pavartosite, smegenų priepuolis prasidės epilepsijos, bet smegenyse egzistuoja cheminis balansas medžiagų. Gaminamos cheminės medžiagos, taip vadinami inhibiciniai neurotransmiteriai, kurie sustabdo epilepsijos priepuolio kilimą. Epilepsijos sergančio žmogaus smegenyse tas balansas sutrikęs. Tai tokia kompanija Neurotherapeutics, vėlgi įsikūrusi Kalifornijoje, jie paėmė embriono kamieninės ląsteles 20 amžiaus pabaigoje ir išvedė ląstelių liniją tokių jaunų neuronų, kurie gamina tas slopinančias medžiagas. Tai transplantuoti tokie neuronai gyvūno smegenis atstato cheminį balansą, integruojasi į gyvūno smegenų tinklus. Ir čia matote šitoje histologinėje skaidrėje žalia spalva prigyja neuronai. Kodėl tie neuronai prigijo? Todėl, kad jauni neuronai sugeba, kaip šitam video matote, migruoti, judėti. Subrendę neuronai jūsų smegenyse jie nejuda, kurie yra, ten yra, bet jauni neuronai vaisių gimdoje jie juda ir formuoja smegenis. Padrasinti gyvūnų eksperimentų buvo nutarta atlikti operaciją žmonėms, persodyti tokius neuronus. Tai tuzinas JAV universitetų buvo įtraukti tos klinikinius tyrimus ir buvo transplantuotas ląstelės 10 ligonių į pažeistas smegenis, kur matome randas, pagrindė randas. Ir vėlgi rezultatai labai geri, buvo nutarta judėti prie smegenų, kurios yra nepažeistos. Tai man teko toks loterijos bilietas mūsų universitetiniai ligoniniai, kad atlikti pirmą tokią operaciją pasaulyje. Tai 16 milijonų gyvų ląstelių buvo atskraidinta iš Kalifornijos užšaldytoj būsenoj, buvo atšildytos. Aš sukūriau tokį planą roboto, grinai programinį įrangą, kaip čia matote. Ir prijungus rozą robotą, įvedama mikropipetė į smegenis, prijungiama pompa. Injekcijos greitis yra 1 lašas per valandą, kad tos ląstelės nesubirėtų. Tai per 20 minučių suleidom tas ląsteles ir teko, tai vasario mėnesį ta operacija buvo atlikta, man teko kalbėti su ligoniu. Ir jisai sako, priepuoliai praėjo. Jisai turi mokslo daktaro laipsnį, dirbo parduotuvėje krovėjų, nes niekas nepriima jo į darbą. Net neleido parduotuvėje prie kasos dirbti, nes sako, prasideda priepuoliai, nenorim, kad mūsų klientai matytų tokį. Tai va, dabar smegenų ir kompiuterio jungtis. Čia mitas ar tikrovė? Ar galima prijungti kompiuterį prie galvos smegenų? Šiek tiek užsiminiau gal, bet tai ne apie tai, esmė tai yra tikrovė. Tikrai dar egzistuoja daugybė ligų, kur palieka žmonės aklus, paralyžiuotus, praradusius kalbą. Baisiausia turbūt situacija, kai pažeistos nugaros smegenys, tas kabelis jūsų organizme ar ne. Smegenys veikia, viską matyt gali kalbėti, bet kūno negali judinti, tavo kūnas atjungtas nuo smegenų. Kad smegenyse egzistuoja tai vadinama motorinė žievė, jau žinoma daugiau kaip 100 metų. Kiekvienas raumuo, kiekvienas netgi turbūt specifinis judesys turi tam tikrą vietą smegenyse. Tai koncepcija žinoma, suprantama, daug mokslinių tyrimų bandyta ir atlikta, elektronika tobulėja, mokslininkai dirba, bet Elono Musko kompanija Neuralink, turbūt girdėjote, čia pernai implantavo pirmą tokį preciziškai ir labai gerai veikiantį implantą. Šioje skaidrėje matote žmogaus plauko storumo elektrodai, 1024 elektrodai implantuoti į smegenų motorinę žievę. Vėlgi, kaip minėjau, jeigu žmogus nori kažkokį judesį atlikti, smegenyse aktyvuojasi elektriškai ta smegenų vieta. Per šitais elektrodais ta elektrinė informacija persideda į monetos dydžio implantą, kuris implantuojamas į ligonio kaukolę. Ir wireless bevėlių būdu perdodama į šoninį kompiuterį ir šoninis kompiuteris judina kursorių ekrane. Tai čia štai šio ligonio nuotraukas, jis mielai visiems pasakoja, kaip jo operacija praėjo. Jaunas vyras, kuris
vasarą ėjo paplaukyti, nėrė, susilaužė kaklą, paralyžiuotas, nejudina rankų ir kojų. Tokia operacija labai pavojinga. Kodėl? Jeigu kas nors blogai vyks, kraujavimas, jau ligonis turi pažeistas stuburo smegenis, dabar bus pažeistas ir galvos smegenis. Bet ligonis ryžosi, sakė, mano gyvenimas sugriuvęs, kas bus, tas bus. Tai man vėlgi teko garbė kalbėti su daktaru Matthew McDougall, jis Elono Musko kompanijos neurochirurgas, tai jam didžiausia nuostaba buvo, kad ligonis ir implantas susikalbėjo labai greitai. Jie galvojo, kad reikės treniruoti tą implantą mėnesius, kol išmoks judinti. Sekančią dieną po operacijos ligonis atsigavo iš narkozės ir jau kompiuterio kursorių gali judinti ekrane. Ligonis sakė, jo gyvenimas pasikeitė kardinaliai, jis važinėjo dabar po pasaulį, o buvo namuose sėdėjo, niekur neiškeldavo. Ne tai, kad kojos, bet vežimėlių invalidų neiškeldavo. Ateityje turbūt tokie implantai judins ir prijungtus galūnių protezus, gal net valdys dronus. Aišku, išlieka techninės problemos. Įsivaizduoju, tokie plauko storumo elektrodas chemiškai degraduoja, lūžinėja. O tokių implantų reikalavimas, kad jeigu ligonis apsigalvos, bet kad galima eksplantuoti, pašalinti, kad toks elektrodas nulūžęs smegenyse, tu jo neištrauksi. Galų gale techninis aptarnavimas, ar ne, jeigu startupas subankrutuos, ligonis sėdi su implantu, nėra kam techniškai programinės įžangos prižiūrėti, baterijas pakeisti. Galų gale kibernetinis saugumas, unikali tokių implantų savybė, kartais nepagalvojom. O tai kas yra savininkas šitos elektrinės informacijos, kuri patenka iš išorinį kompiuterį? Ar tai ligonis, ar tai kompanija, ar mokslininkai? O kaip dalintis tą informaciją su mokslininkais, bet kad programišiai neįsilaužtų? Kibernetinis saugumas tampa didelis iššūkių su tokiais implantais. Kosmetiniai smegenų implantai, smegenų kosmetika. Čia kažkas toks per dalykas iš viso egzistuoja. Tai kaip dabar Šiaurės Amerikoje įprasta sakyti, šaunus vyrukas Andrės Lozano iš Toronto mums pasako Čikagoje per konferenciją, kaip jis prieš daugelį metų atlikinėjo eksperimentinę operaciją 50-mečių ligoniui, implantavo giliosios stimuliacijos elektrodus gydyti nutukimui. Tokios operacijos paprastai atliekamos ligoniui esant sąmoningam. Ir jie implantavo elektrodus, įjungė stimuliacijos srovę labai nedidelę. Ligonis patyrė stiprų dežavų. Reiškia, kad tu staiga matai, jis pradėjo sakyti, aš jaučiuosi kaip aš 20 metais, o jis 50 metais. Matau, pirmas mano pasimatymas, draugai, mergina, su kuria draugavau. Kas čia vyksta? Jie tada visi ten operacinė komanda susižvalgė, išjungė stimuliaciją. Ligonis sako, dingo, nebematau. Tie vėl susižvalgė, įjungė, ligonis sako, vėl matau, tada jie padidino srovę, ligonis sako, dabar jau ryškiai spalvas matau, netgi girdžiu paukščius šilbančius. Tai buvo pirmasis įrodymas, kad chirurgas gali elektriškai paveikti smegenų atmintį gerąją prasme. Sugriauti atmintį tai mums čia lengva padaryti, bet pagerinti atmintį tai sunku. Tai dabar atliekame tyrimą, ar galima atstatyti atmintį Alzheimerio ligas sergantiems ligonėms. Kol kas vis tiek išlieka eksperimentiniam srity, bet ar galima pagerinti atmintį sveikam žmogui? Ar gali pasiturinti žmogus, vienas kitas čia yra salėje pasiturintis, užsisakyti tokį implantą, jis sakyti, noriu, kad mano atmintis būtų geresnė negu mano verslo partnerių ar konkurentų. O čia yra smegenų kosmetika, tai klausimas išlieka atviras ir etikos komponentas gana didelis čia, ar tai yra etiška atlikti. Kartais yra klausima, ar galima smegenų implantais valdyti žmogaus elgesį, tokį kaip sukurti zombį ir kad tavo atliktų tavo komandas. Atsakymas ne, nes smegenys veikia sudėtingų, persipinančių, dinamiškų tinklų principų, nėra tokio taško, kad ten pastimuliuosi ir žmogus tau darys, ko panorėjęs, gerai būtų. Bet ispanų psichiatras Jose Delgado išrado tokį, sukonstravo stimoceiverį, tokį nuotolinių pultelių valdomas smegenų implantą gyvūnams. Ir 63 metais Kordoboje įsiutęs bulius arenoje puola Jose Delgado. Jisai nuotoliniam pultelį paspaudžia mygtuką ir bulius ir sustoja ir žiūri. Visa ten minė ošia. Tai žiniasklaida paskelbė daktaras Delgado, žmogus valgantis protą. Tada buvo pereita prie eksperimentų su žmonėm, psichiatriniam ligonėm, buvo implantuoti panašus stimuliatoriai, galima iššaukti agresiją, pyktį, emocijas įvairias, bet primityvės emocijas, euforiją. Ypač atrodė, kad bus labai gerai valdyti agresiją. Bet tada prasidėjo visuomeniai plačios diskusijos apie proto valdymą. Ir dėja, tie tokie eksperimentai nutrūko.
Paskutinis mitas - stuburo operacijos nemokamos. Taip ar ne? Čia turiu omeny biologinė prasme. Tai stuburas, kaip matote šitie filmukė, ar ne? Jisai stuburas yra, aš čia parodysiu ir gyvai stuburo modelis, yra sudėtingiausias mechanizmas, mechaninė prasme jūsų kūne. Jisai skirtas judėti įvairiomis kryptimis, daug sąnarių, diskai. Tai jeigu yra kokia išvarža, užspaustas nervas, tokia operacija labai sėkminga, nuimate disko išvaržą nuo nervo, ligonis atsigauna, nebėra skausmo. Turbūt kas nors salėje čia esate turėjo panašių operacijų. Deja, tai nėra nemokama. Tenka paaukoti šiek tiek kaulo, šiek tiek raiščių, kad prieiti prie disko turite išgręžti šiek tiek kaulo, kaip minimum. Dar drastiškesnės yra operacijos, taip vadinama artrodezija, kai stuburos slanksteliai rigidiškai sujungiami su strypais ir varžtais. Kada tai reikia? Kai būna chroninis nugaros skausmas, žmogus negali gyventi, vartoja narkotikus. Kai, nežinau, stuburo traumas, kaip rodžiau, perlūžė stuburo, tiesiog tenka tapai, stuburui tas nepatinka. Stuburas skirtas judėti. Jūs sujungiate slankstelius, judėjimas vyksta virš ir apačioj ir tie slankstelių diskai viršų ir apačioj pradeda labai greitai degeneruoti ir po kelių metų ligoniui jau reikia kitos operacijos. Aišku, technologijos progresuoja. Pavyzdžiui, toks yra vadinamas poliaksialinis stuburo varžtas, kainuojantis $1000. Lazeriu nupoliruotas viskas, jo galva taip sukinėjasi, su šito varžtu galima prisukti strypą bet kurioje vietoje. Sekančioje skaidrėje matote vienos iš stuburo kompanijų Globus portfelį, kurie įvairius implantai, dabar ir dirbtinis intelektas padeda parinkti implantus konkrečiai ligoniui, nes galima būna įvairių formų, ilgių, aukščių, išsiplečiantys implantai, čia galite tokia kompanija paskolino tiesiog parodyti, kaip jie atrodo. 10 000 kainuoja tokios sistemos. Bet vis tiek galutinis rezultatas tai yra sujungti stuburą, kad jisai sugytų, kaulai suaugtų ir nebejudėtų. Kaip minėjau, stuburui tas nepatinka, ar galima to išvengti? Galima tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, implantuojant, vietoj, kad sujungiant rigidiškai, implantuoti, tai vadinama dirbtinį diską. Nežinau, gal operatorius parodys, kaip tas diskas leidžia slanksteliui judėti. Diskas irgi nepigus yra, bet išlaiko judesį. Pavyzdžiui, čia matote mano ligonės rengino nuotrauką, ligonė ištiesė, sulenkė kaklą, tas implantas juda. Galima visiškai priešingą paimti priėjimą, implantuoti tai vadinamą nugaros smegenų stimuliatorių. Čia pavyzdys kitos firmos, Senjut kompanijos, dabar Abbott vadinasi. Toks implantas įvedamas į stuburo kanalą šitoje vietoje ir sėdi platiniai elektrodai virš stuburo smegenų, o baterija implantuojama kažkur iš šono po oda ir švelniais stimulais stuburo smegenys stimuliuojamos. Ką tas duoda? Visa skausminė informacija iš kojų, iš jos juosmeninės stuburo dalies užsiblokuoja ir nebepasiekia smegenų. Toks implantas nepažeidžia stuburo jokios biomechanikos. Bet kame problemos? Ne visi chirurgai tai atlieka, nes tai yra techniškai labai skirtingos operacijos, kaip galite įsivaizduoti. Ir reikia brangios įrangos, brangių implantų, plus tos artrodezės, kai sujudat strypus ir varžtus, yra brangiausiai apmokama neurochirurginė operacija Jungtinėse valstijose. Tai ekonominis stimulas koncentruotis prie tokio operacijų taip pat. Turbūt svarbiausias dalykas ar problema yra tai, kad ekspertai nesutarė. Parodote rengino nuotrauką didelį konferencijai, sėdi pilna pasaulinių ekspertų ir paklausė moderatorius, ką siūlytume tokiam ligoniui. Ir pakyla ranko, vienas darykit tą, kitas darykit tą. Ir įsivaizduokit ligoniui, kaip reikia nuspręsti. Tai aš dažnai ligoniui sakau, kaip konsultuoju, pasikalbėkite su minimum 2 neurochirurgais. Paklausykite, ką jie sako. Nes gal vienas atlieka vieną, kitas atlieka kitą. Pasirašykite sutikimo operaciją tik tai tada, kai pilnai suprantate, kas jums bus daroma ir dar svarbiau, kas jūsų laukia ateityje. Taip, skausmas gal praeis, kas laukia jūsų stuburo po 5 metų, turbūt sugrįšite pas tą neurochirurgą. Mes kartais vadiname tas artrodezės kaip stuburo herpes. Jis grįžta ir grįžta pas jūs, norite, nenorite. Dabar pagalvokite, kad šitas žmogus turbūt atpažįstate, ar ne, garsenybę, golfo žvaigždė Tiger Woodsas. Per 10 metų jau jam atliktos 6 stuburo operacijos. 3 garsiausi JAV stuburo chirurgai atliko tas operacijas. Ką jie žiopliai? Ne žiopliai, bet skausmas tęsiasi. Kodėl? Todėl, kad nėra idealių operacijų. Stuburui nėra tokių implantų, kurie imituotų stuburo biomechaniką.
ir skausmas anksčiau ir vėliau sugrįžta. Aišku, yra sėkmingų operacijų, sėkmingų pavyzdžių, bet, kaip matote, garsenygėmis kartais irgi nesiseka. Čia mano ligonis pavyzdys, matote, raudonom rodiklėm pažymėta, kur jungtis, kur jau keli strypai buvo dėta, ligonė vėl sugrįžo, daugiau strypų dedam, galų galę žaliom rodiklėm pažymėta, teko implantuoti stimuliatorių, nes vis tiek skausmas tęsiasi, net ir po stimuliatoriaus skausmas tęsiasi, ligonė vartoja narkotikus skausmui malšinti. Tai dabar nuo teorijos prieikime prie praktikos. Stuburo higiena. Tai tikite evoliuciją ar netikite, bet kad žmogaus ir gyvūnų stuburas labai panašus, tai akivaizdu. Stuburas greičiausiai buvo sukurtas būti horizontalioje padėtyje, raumeningame kūne, be riebalų, be pilvo. Tačiau, kai evoliucijos eigoje gyvūnas pavirto žmogumi, atsistojo ant kojų, tam, kad atsipalaiduotų rankos, kad galėtume naudoti instrumentus, nereikėtų jums stovėti keturiom, pradėjo veikti gravitacija. Kuprojamės, silpnėja raumenys, ilgiau gyvename, raumenų tonusas atsipalaiduoja ir prasideda stuburo degeneracija. Kas tai yra stuburo degeneracija? Tai yra senėjimo procesas, kitaip tariant. Dėl gravitacijos stuburo slanksteliai kenčia ypač. Kaip matote šitoj nuotraukoj, skaidriai, gal čia parodysiu taip pat stuburas, tie diskai, parodysiu, kurioje vietoje išeina čia žaliai nervai pro šitas angas. Kai jūs senėjate, mažės skysčio kiekis slankstelis presuojasi, atranda įtrūkimai slankstelio diskuse, prasideda stuburo skausmai. Toliau stuburo diskas išsigaubia, nes jis presuojasi dėl gravitacijos. Tas išsigaubimas suspaudžia nervą čia praeinantį. Kartais plyštas stuburo diskas ūmiai pasidaro išvarža, kai matote raudonai spalva šitoje skaidrėje, vėlgi ūmiai užspaudžiamas nervas, žmogus sako, radikulitas, kojas skauda, negaliu paeiti, gelbėkit. Stuburo slankstelis toliau presuojasi, praranda aukštį, nervas suspaudžiamas, formuosi stuburė kaulinės ataugos, nervas toliau prispaudžiamas. Šalia skaidrėjo dešinėje pusėje matote, kaip atrodo tas nervas užspaustas, ar tai iš stuburo išvaržos, ar tai ataugų. Dar vienas evoliucijos toksai blogas dalykas, kuris kenkia stuburui, tai gal ne tiek, kad kenkia, bet nusileido pečiai, kai atsistojame, ar ne, laikom kažkoks įrankius, pieštuką, kompiuterį, bet kas atsidengia kaklas. Kaklų praeina gyvybiškai svarbios struktūros, arterijos, venos maitinančios smegenys, stemplė, nugaros smegenys, trachėja, pavojinga tas, ar ne? Tai bet kuris gyvūnas pajutęs stresą, įtraukia kaklą, pakelia pečius, kad apsaugotų šitas vietas. Tai žmonėms gal kovos menuose tas ir naudinga apsaugoti nuo smūgio mechaninio, bet dauguma iš mūsų tai neturi jokios evoliucinės prasmės įtraukti pečius. Tai plus žmogus ir toliau engia savo stuburą. Išmaniai telefonai. Palenkia galvą, visi vaikšto, daugiau nieks nesisveikina, tik tai komunikuoja su telefonu. Bet biomechaniškai, kuo labiau palinkęs stuburas, tuo labiau didesnė jėga presuoja slankselį ir slankstelio tarp slankstelinį diską, kurie negrįžtamai deformuoja, susiploja. Pažiūrėkit, kaip seni žmonės vaikšto, taip ne dėl to, kad jie naudojo telefonus, bet apskritai tas, kas gravitacija tai atlieka. Tai ar yra tokie pratimai, aišku, yra visokių pratimų, kokių tik priglausiu, bet mums reikia tokių pratimų, kuriuos galima atlikti bet kada, be papildomo laiko, be papildomų sporto salės. Yra tokie pratimai. Labai 4 paprasti dalykai. Kaip senas žmogus, ne, taip eina toksai. Suimkit užpakalio, sėdmenų raumenis, įtraukit pilvą, nuleiskit pečius, ištieskit kaklą. Įsivaizduokit, kad stuburas kaip viena styga, viskas. Nieko daugiau nereikia. Ką tas duoda? Įgaunate papildomo ūgio. Jeigu taip stoviu, keli centimetrai užauga, ar ne? Palaikote savo raumenis tonuse, tas raumeninis korsetas, sulėtinate stuburo degeneraciją, kurios neišvengsite, bet galite sulėtinti. Atrodote pasitinkintys. Kurioj padėti aš labiau pasitinkintys, toksai stovintis ar toksai nuleidęs pečius? Iš karto verslo partneriai, konkurentai sakys, o šitas atrodo solidžiai, pasitinkit savim. Paskutinė mintis. Visus organus galime transplantuoti. Išskyrus stuburą ir smegenis. Tad saugoti, ką turite, kai ką galite įtakoti ir savo jėgomis. O jeigu jaučiate, kad artėjate prie liepto galo arba prie lūžio taško,
susisiekite, bandysime padėti. Ačiū organizatoriams, ačiū Vilmai Bružieniai, Artūrui Laskauskui už organizaciją. Ačiū labai, daktarė. Viktoras labai bijojo, kad nebus klausimų iš publikos ir sugebėjo to išvengti, užšnekėdamas tiek, kad klausimams absoliučiai nebeliko laiko. Tai klausimus galite užduoti jau jam prieėję, nes ten yra klausimų ir apie gamą peilį, ir apie panašius dalykus, ir apie tai, kaip skiriasi Lietuvos neurochirurgija nuo, sakysime, jos lygio Jungtinėse Amerikos valstijose. Žodžiu, užduokite privačiai ir aš tai vieną užduosiu klausimą, kurį uždavė klausytojas, nes jis labai juokingas. Tai ar teko kada nors operacijų metu atidarius kaukolę pamatyti tą raudoną siūlą, kuris jungia dvi ausis? Ir nukirpti, ir ausis nukiris. Jo, ir nukirpti. Neteko. O kodėl atsakymas? Todėl, kad niekada nedarome operacijų, netlikę kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso. Kai einam į operaciją, žinom, ką rasime tenai. Dažnai ligonis sako, atidarykit, pažiūrėkit, kas ten yra. Nėra, kad ten žiūrėt, sakau, rodo, ar kompiuterinė tomografija rodo, kur jūsų išvarža yra, kur jos nėra. Tai neinam taip, kad neturėdami žemėlapį, visada žemėlapį turime. Bet būtų, nežinau, nukirpčiau siūlą, jeigu rašiau tokį, gal... Aš manau, kad nei vienas iš mūsų neatsilaikytų tą, pažiūrėtų, kas bus. Arba paprašyčiau rezidentą asistentą, tu nukirpkęs, nes nenoriu į teismą eiti. Ačiū dar kartą labai, daktarė. Dėkui. Ačiū.